dabartinė fazė pasiruošimo, sakykime? Nieko sunkiai vyksta, ta prasme sunkiai dėl to, kad sunku. Ir šiuo metu didelis krūvis yra, ilgos treniruotės, bet kažkiek tai normalu, kiekvienais metais tas vyksta. Ir paskauda ne tik raumenis, bet ir kelius, ir čiurnas, ir nugaras, bet, kaip sakau, čia gan normalu tas yra. Tačiau vis dar daug labai dėmesio skiriate fiziniam pasirengimui, ar jau kažkiek labiau taktikai? Tai dabar daugiau darbas vyksta taktikai, bet tuo pačiu su daug bėgiojimo, tai jungiant ir fizinį pasirengimą, galima sakyti. Kaip paties žaidimo pojūtis po atostogų tam tikrų? Šiek tiek turėjai vis tiek laiko? Tai žaidimo, ką žinau, žaidži ir tiek, aišku, dar toli nuo tų gerų formų, nes buvo atostogos ir dabar užkrauti fiziškai, kur viskas skauda, tai aišku, metimai turim, tai ten dar net nekalbėt apie tą. Tau kaip vis tiek rinktinės žaidėjai galbūt kažkiek yra nelabai gerai, kad kol kas dar nėra pagrindinio aukštaūgių Valančiūno, Motiejūno aikšteliai. Nieko nepadarysi, čia neįsi kampą ir neverksi, yra kaip yra jau. Donce su Jonu Mačiuliu atvažiuoja, pasijums pabiškina, ne pirmi metai su jais žaidžiu. Manau, kad didelės problemos nebus. Ar keisis kažkas galbūt taktikoje, kai jie sugrįš galbūt komandą? Pradėsim dar daryti derinių, kurie skirti aukštaūgiam, įvesti kamuolį po krepšiu. Tai, nežinau, čia ir trenerių reikalas. Na, tu esi minėjęs, kad tikiesi, kad kažkas į žaidėjo poziciją galbūt atsiras tave kaip ir pakeisti tinkamai. Kaip tu vertini dabartinių tų jaunesnių žaidėjų? Gerai, jie tikrai neblogai įsijungė į komandą ir per treniruotės tikrai neblogai atrodo ir manau, kad tikrai bus gerai. Ta prasme, surasim tą variantą ir treneriai suras, ko nori. Kuris tau galbūt dabar geriausiai atrodo iš tų vyrukų? Aš gal turiu savo favoritą, bet tikrai negaliu pasakyti, nes tai netiška, galbūt dar tai viskas keisis. Gerai, tai ačiū.